Praėjusį sekmadienį Šiauliai susitiko su Vilniaus Žalgirio vienuolike. Abi komandos A lygos čempionate kovoja dėl 5 vietos. Per apšilimą Šiaulių komandoje traumą gavo Anatolijus Anisimenko. Vietoj jo aikštėje pasirodė Aleksandras Romašovas. Rungtynės prasidėjo tylos minute pagerbiant mirusį vilniečių futbolininkų Artūro ir Igorio Staško tėvui. Pirmasis įvartis ir vienintelis pirmajame kėlinyje krito į Šiaulių komandos vartus. 15 minutę Edgaras Mastianica prasiveržęs dešiniuoju kraštu ir sužaidęs senelę su Raimondu Vileniškiu išbėgo 1-1 prieš mūsų vartininką Šarūną Jurevičių ir išvedė savo komandą į priekį. Pirmasis kėlinys taip ir pasibaigė, pirmaujant šeimininkams. Po pertraukos abiejų komandų žaidimas labai suaktyvėjo. 50-ąją rungtynių minutę rezultatą išlygino jaunasis Šiaulių komandos puolėjas Rokas Urbelis. Dešiniuoju kraštu prasiveržęs šiaulietis pasiuntė kamuolį į tolimą į vartų kampą. Šis, atšokęs nuo virpsto, įskriejo į Žalgirio komandos vartus. Rezultatas tapo lygus – 1-1. 66 rungtynių minutę kamuolys perskrodęs visą Žalgirio baudos aikštelę nuskriejo prie šalia vartų stovėjusio Vaido Šilėno, kuris ir pasiuntė kamuolį tiesiai vartininkui už nugaros. Šiauliai pirmą kartą tos dienos rungtynėse išsiveržė į priekį. Visą pirmą kėlinį atsilikinėję Saulės miesto komandos žaidėjai antrajame kėlinyje atsigavo. Tačiau Šiauliai pirmavo neilgai. Praėjus vos 3 minutėms po Vaido įvarčio, Šiaulių komandos vartininką antrą kartą rungtynėse nuginklavo žalgiriečiai. Šį kartą pasižymėjo Vilniaus komandos žaidėjas Arminas Vaskela. Dar po poros minučių, po perdavimo iš dešiniojo krašto įvartį pelnė jau vieną kartą pasižymėjęs Vaidas Šilėnas. Vėliau Vaidas atliko dar ir rezultatyvų perdavimą. Šiauliai antrą kartą šiuose rungtynėse išsiveržė į priekį. Rungtynėms artėjant prie pabaigos paskutinį tašką ant I padėjo Aleksandras Romašovas, pelnęs komandos 4. įvartį. O dabar trenerių spaudos konferencija. Tai džiaugiuosi, kaip sakant, antras varžybas iš eilės pavyko iškovoti taškus, labai džiaugiamės, kad 3 taškus. Pagaliau įmušėm gan nemažai įvarčių, to paseka turbūt iškovojom taip reikalingus mums šiai dienai tos 3 taškus. Tikrai džiaugiuosi komanda, kad nepalūžo po pirmo kėlinio psichologiškai, nors ir jauni žaidėjai mūsų, bet su kiekvieną dieną jie vis tvirtėja tikrai ir tikrai dėkoju vyrams, jie šiandien parodė viską, ką gali geriausia ir todėl turbūt mes 3 taškus šiandien iškovojame. Sveikinu Dievį su pergalė. Na ką, pirmas kėlinys lyg tai viskas vyko gan sklandžiai, kas liečia mūsų komandos 1-0. Atrodo, antrą kėlinį išėjo, vyko sutvarkyti formalumus, bet ne kažkaip tik kažkokiu būdu prasileidžiam 4 įvarčius. Gynyboje tai sužaidėm baisiau karo. Vienu žodžiu, kai kuriems žaidėjams turiu labai daug pretenzijų, ypač gynybiniai grandžiai, kurie taip leido iš savęs įsidirbinėti, ką norėjo, tą darė, ypač su kraštiniais saugos, tai kraštiniai gynybos. Nei pačiom varžybom, nei rezultatą, aišku, nesu patenkinti. Šiandien Šiauliai labiau norėjo laimėti negu mūsų komanda. Ačiū. Klausimas abiem treneriam. Ar tai buvo rungtynės dėl 5 vietos? Kažkuria prasme tai buvo dėl 5 vietos. Jeigu šiandien mes būtumėm pralošę, turbūt jau būtumėm sunkiai į 5 vietą įkopę. O dabar galvoju, dar likę 4 turai tikrai dar niekam negarantuoja tas 5 vietas ir viskas dar priešaky, nes patys matot, kad kiekvienas rungtynės yra tiek mums, tiek Žalgiriui yra kaip lemiamas ir mes stengiamės žaidžiam jas kaip lemiamas, taip kad galvoju tikrai dar kova dėl 5 vietos tik tai priešaky ir paaštrės dar. Ar mes nekovojam dėl 5 vietos? Žalgirio vardas verčia kovoti tik dėl 1 vietos.
būsim 5, 6, 7. Užduotis komandai buvo pastatyta išlikti aukščiausiai lygiai. Manau, kad jau abejoju išliks. Oro sąlygos šiandien. Ačiū žurnalistam. Daug rezultatų ir oro sąlygos. Taip, oro sąlygas, kaip sakant, futbolas žaidžiamas bet kokio oro, bet kažkokias korektyvas įnešė oro sąlygos, nes aikštė pasidarė slidi, klampi, bet, kaip sakant, sąlygos visiems vienodas buvo, taip kad čia kažkam geriau ar blogiau aš nepasakyčiau.